Sveiki, su jumis Elvinas ir šiandien jums parodysiu prieš metus nufilmuotą savo vlogą, video, whatever, kažkokią reportažą. Tai trumpai istorija tokia. Praeitų metų rezoliucija buvo tokia, kad turiu šiemet nubėgti 10 km, ko niekada iki tol nesu padaręs. Arba bent jau nežinau, kad esu padaręs vaikystėje ten, kai netrekindavau šitų dalykų. Ir taip pat turiu nubėgti vienas lenktynės. Truputuką parodysiu iš pasirengimo, kaip viskas vyko, nuo ko pradėjau, kaip pradžiai sekėsi, kaip vėliau sekėsi. Aišku, ten tie video truputį tokie padriki. Ir esu nufilmavęs visas savo lenktynės. Na, ne visas, bet taip plius minus, kad įsivaizduotume, tikrai labai yra aišku. Jungiam pirmą video ir žiūrim, kaip čia man sekėsi bėgiot. Jis yra na šiandien 30 minučių. Daugiau nei pusę. Prasibėgau. Varom toliau. Belia kiek sniego. Slysta kojas. Yra ką veikti iš tikrųjų. Slidu. Nuo kalne. Gražus treilas Lazdinėliuose, palei upę, tvarkingai, žmonių mažai, dviračių nėra, labai fainai. Ledo lytas tik laukia ir tiek. Gerai, varom. Nice. Šiandien laikom 6.3, 6 peisą. Nes į Zorenas reikia neišsibėgėt, taip po biškelį. Judam, krūtam, bet per sniegą irkavai. Dabar kalną dalyvau ir esu. Va, kaip matot, savo pasiruošimą pradėjau bėgant per sniegus, per ledus. Nebuvo labai iš tikrųjų malonu, norėtųs to šilto oro, bet buvo kaip buvo. Po to praleidau labai daug nefilmuojant ir dabar keliaujam tiesiai į 6 savaitę. 6 savaitė bėgimo. Ir šiandien bus pirmą kartą, kai bėgsiu visus 10 km. Nu tikriausiai, nes yra 70 minučių bėgimo, tai turėčiau nubėgti 10. Žiūrėsim, šiaip easy pace'as, ten 6,5 iki 7 minučių per kilometrą. Tai manau, kad turėčiau nubėgti pagal idėją, nes 70 minučių, 5 apšilimas, 5 atšalimas ir 60 bėgimo. Tai va tokie reikaliukai, įdomu jau kaip čia jausis, kaip čia kas bus. Tikėkimės, kad smagiai. Kojos biški pailsėjusios, vakar pailsėjau. Vakar turėjau laisvą dieną pagal laikrodį. Tai pasilsėjau, pabuvau biški, atšalau, tai žiūrėsim. Šiaip truputį yra tokias įtampas ant raumenų, bet nežinau. Kažkaip dabar pastaruoju metu būna, bet kai pradedu bėgti, tai praeina. Tai gal ir praeis. Kameros neimsiu. Oras už lango geresnis negu paskutinį kartą, kai bėgu. Ne paskutinį kartą per video. Po to dar bėgau gal 4 kartus ar kiek. Va toks orelis. Tai takeliai kaip ir sausi, bet aišku pas mane dalis maršruto visada eina per mišką. Tai žiūrėsim, miške gali būti šlapia, arba gali būti kaip tik labai gerai. Tai jau tokie reikaliukai. Tai ką, varau ir jau grįšiu šlapias ir duosiu naujienų, kaip ten sekėsi. Kiek nubėgau, tai va tikiuosi jau bus mano pirmas 10 km nubėgtų. Smagu. Vakar, užvakar turėjau šiaip sunkiai treniruotę, kur buvo pagreitėjimo 8. Tai blemba yra, ką veikti iš tikrųjų pilną tempą, ten po 20 sekundžių 8 kartus. Atrodo nedaug, bet gan vargina.
Tai va, gerai varau. Ir susitiksime. Ir susitiksime netrukus. Nu ką, grįžau. Ai, pagaliau virš 10 nubėgau. Nubėgau 11:73 per valandą 10. Peisas 5:08. Bet čia su apšilimu ir su atšalimu. Šiaip bendras peisas, man atrodo, 5:04 buvo. Tai visai gerai iš tikrųjų. Nežinau, kad čia filmuoju. Tai visai gerai. Nes tikslas yra nubėgti per mažiau negu šiam 10 Ženevai. Tai va, tai kaip ir tokiu greičiu, jeigu bėgčiau, nubėgčiau, o dar turiu 10 savaičių tam. Tai manau, kad pasiruošiu, bet bėgsiu, manau, tokiu tempu, kad per daug nepervart. Šiaip jaučiuosi visai gerai, iš tikrųjų. Buvo akimirkų, kai visai jau taip sunku buvo, bet po to kažkaip vėl išsibėgiau ir viskas gerai. Tai smagiai. Varau kalt proteiną, truputį elektrolito. Ir į vonę palisėt biškelį ir gyvent toliau gyvenimą. Ką susitiksiu neužilgo kitame bėgime. Tai va, kaip matot, prabėgo jau 6 savaitės, turėjau savo pirmąjį 10 km bėgimą. Tai tokį mini planą padariau, nubėgau 10 km, ką jau senai norėjau padaryti. Aišku, daugeliu čia iš jūsų galbūt skamba labai juokingai, bet kai niekada nesito bėgas, tai net neįsivaizduoji, kas tai yra, sunku, lengva, per kiek pasiruošti ir taip toliau. Tas peisas, aišku, mažas, lėtas, bet šiaip smagu bėgt buvo. Ir ką, keliaujam į 7 savaitę, po truputį bandom greitinti savo peisą. 7 savaitės antras bėgimas padarytas. Vakar turėjau speed repeatsus, šiaip visai buvo ką veikti. Po 7 savaitės 3 bėgimo. Goal pace repeatsus dariau, tai buvo 15 minučių apšilimas, tai toks 15 minučių normaliu tempu, ten 6 su centais. Tada 3 pakartojimai grinai ant 5 PAM su po 3 minutės, 3 pakartojimai, jo. Ir su 2 minučių tiesiog džiogu. Ir tada dar tokie greitesnio tempo, tai ten, kiek ten buvo? 5 minučių peisų. Tai va, ir ten tokie trumpi, 5 po 30 sekundžių su minutės pertraukėliam. Tai visai smagiai. Biškai gal jau sunku buvo, šiaip šiandien pagaliau yra pirma realiai pavasario diena, yra plus 14 laipsnių. Kovo 6 diena, plus 14 laipsnių, belė koks oras. Saulė, tai jau galima su vasariniam timpam bėgti, labai faina, labai smagu. Iš tikrųjų, laisvai galėčiau net be windrunnerio bėgti, bet šiandien yra vėjas 17 mazgų. Tai gan riebiai taip kala. Tai va, praeitą kartą, man atrodo, GoPro nustojo veikti, išsikrovė, tai nenufilmavau tikriausiai iki galo. Bet jo, pasikeitė orelis, tokie varikaliukai. Liko dar vienas bėgimas šią savaitę, bet ten tiesiog easy runas, 5 minučių, tai jau nieko nešnekėsiu ir jau gal kitą kartą pasimsiu ir GoProškį su savim kartu bėgti. Šiaip smagiai bėgas, jau būna, kad tingisi, bet kai išbėgu, tai jau nebėra tokio didelio sunkumo, kaip pradžio iš tikrųjų, kur visai yra ką veikti. Taip, kad ir būna sunku, bet atrodo, kad jau kažkaip kūnas ir plaučiai pripranta prie to, kad bėgi. Nes, 7 savaitės, šiaip visai nemažai, iš tikrųjų, greit atrodo, kad porą savaičių. Tai va, kol kas dar bėgu su savo trailo Solomonais, bet jeigu toks oras bus, tai manau jau greitai galėsiu savo hauką traukti. Ir varyti Vingio parką. Labai laukiu. Tai va. Gerai ką, iki kitų bėgimų. Daug netruko pasakyti, pasiruošimas tęsiasi. Artėjame prie 10 savaitės ir iki mūsų varžybų lieka lygiai 5 savaitės. O mes varžyboms skrisim į Ženevą ir ten bėgsim Ženevos maratone, kur dalyvauja belė kiek tūkstančių, neatsimenu, 30-40 tūkstančių žmonių. Tai turėtų būti smagus reginys. Sveiki gyvi. Ką tik baigiau bėgti savo 10 savaitės, 3 bėgimą. Reiškia, liko dar vieną šią savaitę. Šiaip gerai, padariau personal best 10K per 5-4-3-4. Iš viso nubėgau 12,5 km per valandą 9. Tai buvo peisas 5:31, man atrodo, iš viso. Tai pasikeisiu, kur čia mano tas dalykėlis. Jo valanda 9, 12,5, peisas 5:31.
Heart rate'as 1.59. Nelabai mažas, nelabai, bet norėjau biškelį šiandien part, norėjau pamėginti. Šiaip kojos nebepavargsta. Labai skirtinga, iš tikrųjų, tai kojos pavargsta, o plaučiai išneša, o dabar jau buvo, kad kojos nepavargsta, bet jau plaučiai nebenešia. Bet dar ką tik golfą žaidžiau, tai dar tas biškelį prisidėjo, tikėtina, kad... Tai va, tai gal ir šitas reikalas dar yra. Bet bėgos gerai, nevalgęs, ryte tik tai truputį. Tai va, dabar šausiu proteiną ir ką liko šią savaitę jau tik easy runas. Ir jau iki Ženevos liko kažkur 5 ar 4 savaitės. 5 savaitės. Nice, panašu, kad šiaip įveiksiu savo numatytą 10K subsistę. Galėčiau, šiandien prabėgau, tai net per 5, bet aišku, nebuvo elevation visai, 30 metrų tik tai. O Ženevai bus 80, tai biškelį kitaip. Žiūrėsim. Šiaip smagiai, gerai iš tikrųjų bėgasi. Su Hauka daug lengviau bėgti yra negu su Adidas, kur turiu, arba Salomonais. Tai va, tai tokie reikalai. Ką, varom į kitą bėgimą. Paskutinę treniruotę išaušo prieš bėgimą. Ką tik pamėgau, varau prasibėgsiu. Ir ką, šiandien bus 40 minučių bėgimas. Ir šeštadienį jau prasidės mano varžybėlės pirmos. Lekim. Miestelis va jau ruošiasi. Po biškelį. Aš bėgu. Visokių maištukų bus rytoj. Visokių dalykėlių. Vaizdelis toks, labai nice. Na ką, žiūrėsim, kas čia gera. Kažkur čia finišas bus. Prie Čiurkšlės. Smagiai turėtų būti. Pasirašymas baigtas. Užbaigiau su daug jėgų. Dabar realiai beveik 2 dienos poilsio. Realiai lygiai 2 dienos. Ir mano reisas. Labai. Bet per reisą bėgsiu lėčiau. Dabar prasibėgau tam, kad būtų lengviau po to iš tikrųjų. Atvarėm pasimti numeriuko. Ir gal dar ką nors duos. Pilnas žmonių, belekiek. Vyksta dalykėliai. Čičipas yra greičiai. I'm ready. Thank you. Turim Aikę. Turim ikoną. Dabar į parduotuvės. Damantė nebėga. Nes gribukas yra. Jau buvo nusipirktos koinės ir už tai, kad pirkau koinės, gavau dar vienas koinės dovanų. Tai tik dėl to pirkau. Nes norėjau su šito maratono ausinės. Norėčiau irgi, bet nepirksiu tikrai. Visokius drabužėlius pardavinę. Ką galima laimėti? Kepurė. Nice. Laimėjo kepšą. O tai nesukai su dar gal būtume laimėję. Ei, ne, tik čia jau gėda man suk 2 kartus. Prasuko laimėjo kepurę. Easy, juokinga. Iš 2 tik tai ten. Labai gerai. Jo, iš dalė kiek jų yra ir 2 tik tai, kur laimėt galima. Kitas, man atrodo, šokdynė. Tokie vat reikaliukai su bėgimo. Varysim kažkur dar pasiganėt. Ir rytoj jau laukia manęs bėgimas. O, varom dar prasuksim. Bet ir tu daryk. Gerai, abudu. Varom prasuksim, gal laimėsim ką nors. Šitą tetą jaučiu bėga taip, kaip aš gyvenime nebėgsiu.
Eik, čia neįmanoma laimėti. Nu jo, Damantė varo. Gal laimės vėl. Jau vieną laimėjus prizą. Ar laimės antrąją? Ne. Tada aš einu. Hai. Nu. Neįmanoma čia. O! Winner! What the fuck? Čia neįmanoma. Ką tik 2 iš eilės laimėjo, meilė. Kažkas 3 iš eilės. Et un tour de cou. Everyone is winning. Yeah, almost everyone. Okay, thank you guys. Ką čia gavai? Nežinau. Bet aš Ai, va, žiūrėk, gerai. Telefonai prisisega. Čia, ne, čia parodė kažką. Telefonė kažkas prisisega. Karočią, laimėjom dalykų. Bet ten Beleką. tik ir gali pleisti, aš laimėjau daugiau nieko. Ja. Bet ne, ten žinai, kad turi maišelius, dar mačiau tokius. Nu va, vienu žodžiu. Dar pasiėm balaklavą kažkokią. Accor Hotels. Kur jau nebereiks man. Einam pažiūrėti, ką dar mums siūlo. O, Lara ir eisim dar. Larašė. Palauk. Va tokias va koinės turime. Labai dailios, su šitom rytoj bėgs. Arba su šitom. Šitas nusipirkau, šitas gavau dovano. Ready, steady, go. Nu va, ruošiame varžybinę maikutę. Va tai va kažkur užsimausim. Net nežinau, kur dėt, reikia pažiūrėti, kaip kiti dedas. Jaučiu čia kažkur tais. Va tai va. Ruošiam. Nu ką, pasiruošęs. Va toks va. Nebugiai! Žiūrėsim, kaip čia eisis. Tikiuosi, kad bus lengva savo numatytą į greitį palaikyti. Bet manau, kad algut bus. Pabiškai varom jau į autobusą. Pasivaikščiotama. Biškai buvo nueita virš 10 km. Ne pati geriausia idėja, bet to pačiu ir gerai. Prasikrūtinusios kojos. Visi varom link starto. Ai, įdomus. Bet belia kiek daug žmonių iš tikrųjų. Visi krūvom varom. Autobusas strigo belia kaip. 25, Rita, 25 vai pra... Nežinau kaip čia, bet jau panašu, kad netoli startas. Smagiai turėtų būti. Eilės prie tualetų. Pabiškelį darosi. Man irgi teko nueit vieną myžą paleist vadinamąjį. Einam ieškot, kur čia startas. Nu va, varau link savo starto. Dar liko geras pusvalandis arba 20 minučių, bet jau visi grūdasi. Tai varau arčiau. Vyksta dalykėliai. Belia kiek žmonių. Priekį. Pilna gale. Žiūrėsim. Allez, vous allez faire 10 km, on va taper tous ensemble 10 fois dans les mains. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, pour la dernière fois, je vois les deux mains en l'air. Voilà, c'est ça, merci beaucoup. Écoutez bien. Il y a des sourires, il y a des gros sourires qui sont là, il y a des mains, voilà, certains qui crient à la main, lâchez-vous, c'est parti. Bėgsiu paskui šitą vienotą. Laikrotuką. Et le prochain, l'heure d'allure, il est là, avec sa oriflamme, tout le bleu. Avec l'histoire, tiens, voilà, c'est parti.
2 prabėgau, liko 8. Prieš tai laikiau grinai 6, dabar truputį pagreitinu, nes po to nusimėsim kalnų. Va, tikėjai, nors pas mane anksčiau rado, bet nesvarbu. Na, žodžiu, varom toliau. 4 kilai, liko 6, važiuojam. Kol kas viskas gerai, ramiai. 6 km. Oi, buvo belekiek kalnų pridusimas. Ant 107 hartai taurau. Tai yra visai ką veikti. Nu, bet pavyškiai. Liko 4. Kažkaip manau atbėgs ramiai. To neįveikti. Jau sunku. Yra ką veikti. Dabar leidžiu žemyną. Varau. L'arrivée avec Célia, bravo, Célia, avec la commune sur l'arrivée, ça c'est cool. Le réflexionnaire qui termine à l'instant, mais aussi Aurélie, bravo. Oi, baigiau. Nuo 8 kilo jau nebejungiau kameros nufilmuot. Dėjau gazų. Turėtų būt kažkas apie 1 minutę su pusę. Biškai per anksti jungiau laikrodį 30 sekundžių. Tai rodo 2 kažkiek. Pace'as 5 minutės 12, tai manau, kad biškai mažiau dar bus iš tikrųjų. Bet šiaip nice. Experience'as geras, buvo sunku kopti viršų. Jeigu būtų tiesioj, manau, būčiau dar greičiau. Bet neblogai. Ai, dabar skanėstus valgom. Na ką, tai tokios tos buvo lenktynės. Mano rezultatas buvo 51 minutė ir 39 sekundės oficialus. Ir oficialus pace'as buvo 5 minutės ir 9 sekundės. Šiaip, nežinau, kaip pirmi metai bėgant, gal neblogai, gal prastai, net neįsivaizduoju, iš tikrųjų labai tikriausiai individualu. Po to truputuką buvau bėgimą apleidęs, kažkiek bėgiau, kažkiek nebėgiau, bet šiemet planuoju vėl sugrįžti. Ir galbūt pavyks prabėgti Vilniaus pusmaratonį, kuris vyks, man atrodo, irgi gegužę. Tai visai norėčiau sudalyvauti, jeigu ką susitiksim ten, pasilabinkit, pasisveikinkit, pakalbėsim. Tai ačiū, kad žiūrėjot, paspauskit like, paspauskit hype. Jeigu nesekat, paspauskit subscribe, jeigu įdomu, šiaip bus įvairių vlogų, pagrindai aišku kelionės, darbai, foto video ir galbūt kažkiek iš mano skraidimo. Bet tikriausiai čia bus į kitą kanalą, į Aviator Dalalą. Tai va, jeigu norit pasekit mane Instagram'e, Instagramas yra Aviator Dalalas, štai čia. Ir ką? Ir viskas.